ir tada jau rodyk dešinį, jau tada mes dešinesnėje, tas duoda mums kelią. Neduoda niuotis. Bet jis kontroliavo atstumą, bet taip jau ir jau neskubėko čia į dešinę dabar. Lėčiau truputėlį. Va, čia kraščiukas, va, paskui Volvo, tada tik rodom, kai lenkiam, o ne iš karto, kad va. Tai taip truputėlį, nes jo tikrai mačiau, gerai važiuoja, žinai, irgi būna įtarimas toks, kad puikiausiai važiuoja, žinai, ir vyras vienas toks atėjo, žinai, žiūri, gražiai važiuoja, sakau, tai ką tu čia, žinai, dar nori? Ai, tai sako, atbulas įvažiavau, davė draugai ir atbulas įvažiavau kažkam, tai jie iš manęs išsišaipė. Tai toks, matai, susijautrė, nes jisai ir labai kažkaip... Nu va, dabar padarykim pratimuką. Prie to pilko pastato sustosim ir tą formą padarysim atbulomis. Va, kadangi iš anksto rodyti, jisai žinojo ir tai neprivažiavo. O kai nerodo, tai paskiau per arti privažiuoja. Top. Tiesiai ir paskiau, kad ne. Va, nes, žinai, ten nereikia, kad tu labai užsisuktų. Ir teks, va, nes šitie vartai, kai tokie permatomai, į kairę važiuosime. Gali parodyti, nes mes biškį taip truputėlį va, jo, kad, žinai, nes nosis iškištas. Ir žiedė bus... Kažkada buvo juostos sužymėtos. Jo, kažkada buvo. Ir čia biškį dėsė, va, ką tokį. Va. Kaip pasidarys prestižinis rajonas, tai šaligatvius sudės. Ir dar čia gražių namų pastatys ir sužymės tada. Pirmas išvažiavimas, dabar važiuosim link Gedimino. Tai va čia va mes į tą pirmą nesuksim, nebent tau ten reikėtų tiesiai. Tai daugiau susisukti.